Šiandien taip įdomiai pavadinau live transliaciją, kaip nustoti knisti savo protą. Dažniausiai šitą frazę moteris išgirsta iš savo vyrų, taip, kad knisti protą panašiai, bet aš tai matau, kad mes savo pačios tai darome. Mes susigalvojame savo, problemų, nežinau kaip įvardinti tiksliai, prisikuriame savo pareigų, bandome viską kontroliuoti, iš vyro dažnai darome kažkokį tai antrą, trečią vaiką ir visame tame taip pačios paskęstame, toje rutinoje, toje buityje, pavargstame, prarandame save, nebematome savęs, tada natūraliai savo realiai knisame protą, tuo pačiu vyrui jaučiamės pervargusios, nepatenkintos, irzlios, nusivylusios, neįvertintos ir tada viskas griūva. Griūva santykis su savimi, griūva santykis su vyru, šeimoje taip pat atsiranda tokia trintis, įtampa, nes visada nepatenkinta būni. Ir tame taip stipriai galima užsisukti, kad tas nuovargis jau, kai tu visą buitį įsivaizduoji, kad viena turi perimti, kad tu viską geriausiai žinai, vėl iš to nepasitikėjimo visų pirma savim ir kitais, tu tiek savo visko prisikrauni, kad ta būsena tokia nuolatinė nuovargio, tokia chroniško palieka ir nebėra niekame pasitenkinimo. Ir dar blogiausia šitoje situacijoje, kad tu net nebemoki ilsėtis, nes tu tiek viską savo prisijėmi, kad net nuėjus kažkur ilsėtis, tu galvoji, kad ten vyras nesusitvarkys, vaikai ten dar kažką netaip darys, tas toks visiškas, visapusiškas visko vadovavimas. Ir tas vat ir pavadinau savo proto knisimas. Tai aš tame irgi buvau, matau ir žinučių iš postų, kad ir visoje erdvėje socialinių tinklų, kad daug moterų tame užsisukama, tame savęs pametime, toj rutinoje, toj įsivaizdavime, kad tik aš geriausiai galiu, kad manęs nepastebi, neįvertina. Tai, žodžiu, iš to tikrai yra išėjimas, tas nuolatinio pervargimo būsena, jinai iš vis prie nieko gero neveda ir iš jos tikrai būtina išeiti. Tai jei žinai, jauti, apie ką aš kalbu ir pati esi tame ir vis dar vienai neišeina iš to išeiti, tai primenu, kad pirminiam pažintiniam pokalbį 30 minučių gali registruotis, jisai nemokamas ir pažiūrėsime, kaipgi nustoti knisti savo protą. Tai tiek šiandien trumpai, ačiū.